reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. O kitą savaitę akcijos krito 20%. Sakiau, neinvestuok. Ne, norėjau, matai. Nu, bet pernai. Nu, taip gerai uždirbau. Ne tie laikai. Dabar laikai tokie, kad geriau ant pečiaus pasėdėti. Būk sveikas. Klausyk, o to dėl tų juodų milijonų. Radai ką nors? Oi, kažkokie žmonės sugedę. Pasiūliau, supranti, tai galvojau, neatsisakys. Bet ne. Maivosi, raukosi. Matai, jiems pagalvot reikia. Norint galvot, reikia galvą turėti. 90 metais čia prie durų pas mane eilė būtų stovėjusi. O dabar... Asilai. Asilai. Žinai, asilų gimęs žirgų nemirsi. Negerai. Negerai. Jeigu praleisim tokią progą, negerai. Bus žiauriai negerai. Nieko, surasiu. Ne tie, tai kiti. Laiko mažai. Nu, klausyk, daugiau tokių darbų man nesiūlyk. Nu, labai daug rizikos. Nu, bent prieš savaitę galėjai pasakyti. Kad informacija ateina paskutinė akimirka. Nieko, susitvarkysiu. Nu, kas čia? O, maniškiai. Klausau? Aha, rytoj? O kur toj pačioj vietoj kaip ir pirma? Gerai. Būsiu. Matai? Nesilai? Sutiko. Tik be kraujo, gerai. Nu, aišku, kad be kraujo. Nu, jie vyrai galvoti, ką nors sumastys. Valanda praėjo. Nu, pažiūrėk. Yra? Yra. Matai, pinigai greitai vaikšto. Na kągi, šitie lieka pas mane. Nu, o kaip dėl apartamentų Balyje, ką nors sugalvojai? Persigalvojau. Kodėl? Ten hinduistai man nepatinka. Tai pirk vilą Vietname, ten komunistai. Tai galėsi pensijoje Karlą Marksą skaityti. Jau skaičiau. Nu, tai tada pats parašyk. Aš jau parašiau. Rimtai? Turiu sveikalus. Tai kada tu spėjai? Pats nežinau. Bendrai tai 4. Rimtai parašiai? Būk sveikas. Duosi paskaityti? Nu, aplamai teisingai. Nelabai suprasčiau. Tu matai rašytojas. Jau maniau nebeateisi. Labas. Labas. Čia tau. O, ačiū. O čia mum. Ačiū. Tai renkis, uždaryk duris, užeik. Užeik, jauskis kaip namie. Gal ką padėt? Tai kad jau viskas, sėskis. Viskas.
Nu va, pagaliau aš pas tave svečiuose. Tai čia labai kukliai. Kodėl labai jauku? Reikalus susitvarkiai? Jo. Rytoj laisva, poryt irgi. Tada keliom dienom turėsiu dingti. O tada vėl pasimatysim. Jeigu tik norėsi. Žinai, turiu draugą, kuris visada sako tostus. Gruzina? Taip, gruzinė. Gal atsimeni kokį? Nelabai, bet pabandysiu savo žodžiais. Pabandyk. Tavo apnuogintas kūnas turi priklausyti tam, kas pamils tavo apnuogintą sielą. Kažkaip. Tu mano rytas, tu mano saulėtos dienos, tu mano naktis, tu mano kelias mėnesienai, tu mano akis, tu mano karštas jausmas, tu mano dangus, tu mano laimės paukštis, tu mano rytas. Tu mano saulėtos dienos, tu mano naktis, tu mano kelias mėnesienai, tu mano akis, tu mano karštas jausmas, tu mano dangus, tu mano laimės paukštis ir šią naktį. Viskas įsisklaido, visos negandos sudega, tušta visos klaidos, aklai prarai. Svarbu ir vėl dviesi kentėsim, bet juk tamsą pakeisim į šviesą, ramiai po miestą. Kai pirmą kartą nedrąsiai tyloj gal rasim jausmus, kurias per klaidą nurašėm, ne angelas aš, bet pažinėmis traukia. Nejaugi, mūsų meilė buvo tik tai kaukė, kiek visko patirta, nejaugi bus prarasta, taip paprasta paleisti, kas sudėtinga rasti. Kiek dainų prirašyta, kiek filmų pristatyta, apie tokius kaip aš, apie tai kas tikrai, iškirkim mes. Tus nepavykusius kadrus iš naujo suvaidinkim kaip žavus ir drąsus. Uždėkim nuoskaudas nuo jos, tegul aistra rusena. Žinau, mes galim pakeisti šios serijos finalą. Nieko nėra amžino, bet galim pabandyti sugriauti mitų šalin, senus stereotipus, kas gali, negali. Svarbu klausyti širdies, nori popus kartu, žinau, tu nori to paties. Prašau, tik netylėk, tu spausis begalinės, taip laužo kaustų. Kankina, geriau keik, šau, daužyk man į krūtinę, prispausiu prie savęs ir ryto lauksiu apkabinęs tave. Aš noriu mylėti su tave. Tu tiki likimu? Dabar jau taip. Aš ne. Žmogus pats susikuria savo gyvenimą. Kuo nori, tuo ir esi. Kaip čia pasakius? Kartais gyvenime yra tokių aplinkybių, kurios stipresnės už patį žmogų. Aplinkybės ir susikuria pats žmogus savo gyvenimu. Supranti? Nelabai. Nėra pasaulyje problemų, kurių būtų nenusipelnęs pats žmogus. Kaip ir apdovanojimų, dovanų, kurių jis būtų nenusipelnęs. Pasaulyje viskas harmoninga. Supranti? Dabar jau taip. Tu pats sukūrei šią akimirką. Savo žvilgsnių, savo norų, savo veiksmų. Supranti? Tu kada nors mylėjai? Seniai. Papasakok. Tai kad nėra ką pasakot. Papasakok apie tą jausmą.
Susipažinom prieš uždarant klubą. Persimetėm gal keliais žodžiais. Išėjom lauk atsisveikinom. Ir ji pradėjo tolt. O man tarsi sustojo laikas. Supratau, kad jau dabar jos pasiilgau. Tada pašaukiau, jie atsisuko ir grįžo. O tada prisipažino, kad toldama nuo manęs skaičiavo kiekvieną žingsnį, kol ją pašauksiu. Aš nenoriu nuo tavęs nutolti. Aš irgi. Aš Vygartui noriu. Sakyk.
Aš Vikertui negaliu prisiskambinti. Jis gal namuose? Ne, jis nebuvo visą naktį namie. Man reikia paimti vieną dalyką. Vikertas žino. Tai imk. Radai? Jo. Galėsi pasakyti Vikertui, kad pasiėmiau. O kas jam yra, ko jis nekelia ragelio jau antrą dieną? Sakė, kad telefoną pametė. Klausyk, čia tik atvirai tarp mūsų. Vidutis turi kitą? Nemanau. Man reikia žinoti. Nes jeigu turi kitą, tai jisai mane išspers į gatvę. Aš neturiu kur eiti. Manau, kad neturi. Taigi man tikrai pasakytų. Tai kur buvo visą naktį? Tai kai grįžiu ir paklausi. O ko tu jaudinės, taigi viskas gerai. Žinai, aš noriu apsidrausti. Gal man patyliukais reikia ieškotis kito. Bet čia tik tarp mūsų. Supranti? Skambina kažkas. Kažkoks nepažįstamas numeris. Klausau? Taip, aš jo gyvenimo draugė. Baikit, nejuokaukit čia tokiais bairiais. Kaip? Vidučio nebėra. Kaip tai nebėra? Kaip yra, tik tai jisai morgia. Negali būti. Aš turėjau nuojautą, kad jisai mane paliks, tai taip ir atsitiko. Aš vandens įpilsiu. Nenoriu. Gal man nuvažiuoti į morgą? Gali. Nors ne, žinai, jeigu pamatysiu, tai po to visą gyvenimą stovės akyse. Nenoriu užsiteršti savo energetinę lauko. Paskui kokius metus turėsiu laukti nušvitimo. Tai jeigu reikės kokios pagalbos, skambink. Ačiū, Kosti. Tai nėra už ką.
kavos nepasiūliau. Tai gal kitą kartą? Jau bus kitas kartas? Julka, manęs Sofija laukia. Mhm.